Paleolitas yra seniausias ir ilgiausias akmens amžiaus laikotarpis. Tai prasidėjo, kai pirmieji žmonės pasirodė Afrikoje maždaug prieš 2,5 milijono metų ir truko maždaug apie 12 000 metų. Paleolitas reiškia senasis akmens amžius. Žmonija pamažu išsivystė iš ankstyvųjų homo genties atstovų į anatomiškai šiuolaikinius žmonės Homo sapiens. Paleolito žmonės sudarė mažas bendruomenes, kurios dažnai vadinamos gentimis. Žmonės buvo klajokliai, o tai reiškia, kad jie judėjo iš vienos vietos į kitą ir nakvodavo urvuose. Apskritai, jie leido laiką ieškodami maisto, rinko valgomus augalus tokius kaip vaisiai, uogos ir riešutai. Jie taip pat iškasė šaknis, saldžių skanėstų jie paėmė medų iš laukinių bičių avilių ir rinko kiaušinius iš paukščių lizdų. Medžioklė dar nebuvo įprasta, gyvūnai buvo rasti jau negyvi, o jų mėsa buvo valgoma žalia. Gyvūnai taip pat buvo kaulų, ragų, odų ir žinoma kailių šaltinis. Akmens amžiaus žmonės drabužiams gaminti naudojo gyvūnų odas ir kailius. Pačioje šio laikotarpio pradžioje įrankiai pagrinde buvo akmeniniai. Žmonės kūrė primityvius rankinius kirvius, pritvirtindami rankenas prie akmenų su paaštrintais kraštais. Maždaug prieš 500 000 metų žmonės atrado ugnį. Ugnies naudojimas sumažino mirtingumą ir suteikė apsaugą nuo plėšrūnų. Urvuose gyvenantys žmonės savo sienas puošė gyvūnų paveikslais ir medžioklės scenomis. Atrodo, kad priešistoriniai žmonės tikėjo, kad kurdami šiuos atvaizdus ar raižinius, jie užtikrina sėkmingą medžioklę.